Labą dieną visiems. Iš tikrųjų yra ir bendros informacijos apie pačią kompaniją. Vieni galbūt labiau domėjosi, kiti mažiau, tai dėl bendros tvarkos galbūt papasakosiu iš principo viską. Ir kaip jau rinkoje 14 metų esam, pradėjom savo veiklą nuo buitinių vandens skaitiklių gamybos, prekybos, pardavimo, montavimo. Svarbus, turbūt svarbiausias rodiklis tokiai kompanijai kaip mes, tai yra prižiūrimas pastatų plotas. Šiai dieną mes turim beveik 18 milijonų kvadratinių metrų. Pajamas matot, kokias mes prognozuojam 9 metams, tai yra beveik 400 milijonų litų. Taip pat specialiai išskiriam, kad matytumėt, kokios yra pajamos uždirbamos užsienio rinkose, tai yra daugiau negu 200 milijonų litų. Dirbam Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, esame įsteigę bendrovę, laukiam komunalių ūkio reformos pradžios. Turim visus reikalingus savo darbui sertifikatus, tai yra ISO 9000, ISO 14000. Ir kaip jau buvo paminėta, kotiruojamės Vilniaus vertybinių popierių biržos oficialiajam sąraše. Pagrindinės veiklos kryptis yra pastatų ūkio valdymas arba komercinių pastatų priežiūra, kaip mes vadinam, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, energetinių resursų valdymas. Šiai dienai vis tampa aktualesnis dėl brangstančių energetinių resursų ir krizės. Pastatų energetinis sertifikavimas, pastatų inžinerinių sistemų konstrukcijų būklės įvertinimas, tai yra paslauga, kur yra reikalinga įvairiems instituciniams fondams, kurie investuoja į pastatus, kurie yra Lietuvoje. Ir šilumos elektros energijos ūkio ir inovacijos projektų valdymas, tai yra generalinio rangovo funkcija. Aišku, pagrindinės dvi, pirmosios komercinių pastatų priežiūra ir daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, tai yra pagrindinės veiklos sritys, iš ko mes ir gyvenam. Dabar kaip tie milijonai kvadratinių metrų, kaip jie pasiskirsto. Komerciniai pastatai 1,2 milijono kvadratinių metrų, mūsų vertinimu tai yra kažkur apie 30% rinkos. Daugiabučiai gyvenamieji namai yra 8,6 milijono kvadratinių metrų, būtent Lietuvoje 14% rinkos. Ir švietimo įstaigos, mokyklos ir darželiai 1 milijonas kvadratinių metrų. Sankt Peterburgas, Rusija, šiai dienai mes turim 7 milijonus kvadratinių metrų. Grubiai kalbant, tai yra apie 7% rinkos. Na ir Latvijoje. Latvijoje mes kompaniją esame įsteigę jau kuris laikas, bet kadangi jokių įsigijimų nesam padarę, paprasčiausiai rinkoje niekas neprasidavinėjo, aš kalbu apie butų ūkius, apie savivaldybės įmonės, kurios administruoja daugiabučius namus, jų privatizacija neprasidėjus, todėl iš principo tie skaičiai yra pakankamai kuklus, bet mes dirbam, stengiamės, siūlom savo paslaugas potencialiems klientams ir šį bei tą esam, sakykime, tam tikrą bazę esam susikūrę. Vėlgi, šiek tiek finansinių skaičių, apie juos, manau, po prezentacijos mus matyti daugiau klausimų bus galima pakalbėti. Taigi, ką mes šiemet prognozuojam, jau minėjau, apyvartą 382 milijonus litų ir planuojam uždirbti 13,5 milijono grynojo pelno. Na, taip pat EBITDA ir visi kiti skaičiai, kuriuos jūs matot. Prižiūrimas plotas, kaip jis augo, matot, kad nuolatos mes iš tikrųjų dinamiškai pakankamai augam. Paskutiniai įsigijimai Rusijoje, apie kuriuos galėsim pakalbėti šiek tiek plačiau, būtent davė tą tokį šuolį nuo 2,5 milijono kvadratinių metrų iki daugiau negu 7 milijonai kvadratinių metrų. Na ir įsigijimas paskelbtas, užbaigtas tiksliau sausio mėnesį šių metų, tai yra 4 butų ūkių bendrovės Vilniuje. Tai turim štai tokius skaičius su plotais. Na ir kokios, sakykime, įmonės veiklos perspektyvos. Kaip mes planuojam dirbti toliau. Tai, kaip minėjau, daugiabučių namų priežiūros rinkoje turim 14%, tikslas yra turėti 25%, gal sakyčiau, gal nedaugiau kaip 25%. Taip pat konsoliduojant rinką uždirbti papildomą maržą ir efektyvinant veiklą. Ir, aišku, labai didelis potencialas, kurį mes matom, aišku, krizė dabar šiek tiek jį sustabdė, tai yra papildomų darbų atlikimas. Iš analizės ir iš praktikos galim pasakyti, kad kompanijos, kurias mes įsigijom, aš kalbu apie tas butų ūkius, savivaldybės buvusias įmonės, jos darydavo maždaug apie 1 litą nuo kvadratinio metro, tai yra nuo to aptarnavimo ploto, papildomų darbų, papildomos paslaugos, kurios buvo teikiamos gyventojams.
Štai faktas, 2008 metų yra daugiau negu 3 litai, tikslas yra mūsų ilgalaikis, 3,5 lito nuo kvadratinių metrų per metus mes galim, manom, kad galim iš tikrųjų papildomų darbų padaryti. Va, tai, sakykime, tos fiksuotos pajamos, kurias mes gaunam įsigydami tas kompanijas, ten tie nuo 50 centų ten iki 80 centų ar iki lito nuo 1 kvadratinio metro už mūsų teikiamas paslaugas, iš jų dar galime įspausti tos 3,5 lito būtent už kiekvieną kvadratinį metrą. Na ir atitinkamai mato tam tikrus teigiamus pasikeitimus, lyginant 2008 metų pirmą pusmetį ir 2009 metų pirmą pusmetį, tiek bendrajam pelningume, tiek EBITDA, tiek generajam pelne. Ir čia jau truputėlį jos paaiškinsiu, ką mes tokio esam nuveikę būtent toj srity. Tai kaip ir dauguma įmonių, gal galima pasakyti visos turbūt įmonės Lietuvoje, susimažinom atlyginimus. Tai yra 10–15% ribose, vidutiniškai kalbant, nes buvo, kam galbūt buvo sumažinta 10, kažkam buvo sumažinta 20, galbūt ir daugiau, bet vidutiniškai 10–15% buvo atlyginimai sumažinti, tinkamai tai davė apie 5 milijonus litų sutaupimo būtent 2009 metams. Taip pat mes apjungiam savo eksploatacinius padalinius Vilniuje ir Klaipėdoj. Gal šiek tiek pakomentuosiu, kad kadangi tos rinkos komercinių pastatų priežiūros ir daugiabučių gyvenamųjų namų jos vystėsi šiek tiek skirtingais tempais, tai tie padaliniai, kurie aptarnavo komercinius pastatus ir kurie aptarnavo daugiabučius gyvenamosius namus, jie truputėlį veikė atskirai. Kiekvienas, sakykime, turėjo savo vagą, savo kryptį, paprastai kalbant, ir toj srity dirbo. Ir, sakykime, kai, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie Klaipėdą, Klaipėdoje mes turim tikrai didelę dalį rinkos, tai yra maždaug apie 50% daugiabučių gyvenamųjų namų mes aptarnaujam. Ir, tarp pasakius, Klaipėdoje jau neplanuojam daugiau kompanijų įsigyti, nebent būtų kažkas labai patrauklaus. Tai atitinkamai sumažėjus plėtros tempams galima jungti padalinius, ieškoti efektyvumo, apjunginėti, mažinti, sakykime, tą vidurinę vadovų grandį. Tai mes tą dalyką atlikom, būtent atlikom Vilniuje ir Klaipėdoje. Klaipėdoje paminėjau ir Vilniuje įsigijus tas 4 bendrovės, dabar mes turim Vilniuje jau apie 4 milijonus kvadratinių metrų daugiabučių namų ploto ir tai yra tikrai pakankamas mastas tokiam nedideliam mieste, sakysiu, lyginant su, sakykime, Sankt Peterburgu, tokiam nedideliam mieste turint vienoje vietoje tos 4 milijonus kvadratų, iš tikrųjų galima pasiekti gerų efektų sinerginių ir mes tos dalykus kaip tik ir atlikom. Taip pat čia praeitų metų pabaigoj, ne praeitų meluoju, 7 metų pabaigoj, atsiprašau, 8 metų pabaigoj ir šių metų pradžioje mes įdėgėm tas GPS sistemas į savo transporto priemonės ir atlikę analizę tų maršrutų, kurių techninis personalas mūsų atlikdavo, mes tikrai pamatėm, kad buvo nemažai neefektyvumo. Tai yra, jeigu žmogus dirba 8 darbo valandas, iš jų 2,5 valandos praleidžia kelyje, iš tikrųjų tai yra pakankamai daug. Ir įdiegus GPS-ą, pradėjus griežčiau kontroliuoti ir daryti įtaką tiems planuojamiems maršrutams, ką mes pasiekėm sumažėjimą iki 1,8 valandos, kad žmonės praleidžia kelyje. Tai irgi yra pakankamai nemažai, mes dirbam tą kryptim toliau, kad tas laikas dar labiau mažėtų. Taip pat įvairios sistemos. Tai yra ir dokumentų valdymo sistema, ir bilingo sistema, ir visos kitos sistemos, sakykime, kompiuterinės, kurios iš tikrųjų leidžia suoptimizuoti įmonių grupės darbą, nes jeigu tai būtų tik tai viena kompanija, sakykime, tik pats City Services, tai viduje tas optimizavimas būtų lengvesnis, bet kadangi mes turim įmonių grupėje Lietuvoje kompanijų virš 20 ir kiekviena iš jų turėjo kažkokią tai savo darbo tvarką, savo kažkokias metodikas, tai tol panašiai, kad jas visas suvienodinti ir suefektyvinti, diegiam sistemas ir manom, kad iki šių metų galo tos sistemos bus galutinai įdiegtos ir kitiems metams mūsų planas yra sutaupyti kažkur apie 1 milijoną litų, būtent mažinant darbuotojų skaičių.